Tęsame švenčių konceptų tematiką ir kokie būna kiti variantai, tai žinoma tas pats dažniausiai pasitaikantis šventės su nakvyne. Tuomet kitas variantas dar yra šventės užsienyje. Ir taip pat turim dar vieną variantą, tai yra šventės be alkoholio. Ir ties šią vietą norėčiau staptelti ir pasidalinti savo atradimais ir įžvalgomis. Ir pirmasis iš jų yra apie tai, kad mes galvojam, jog alkoholis yra pagrindinis dalykas, dėl ko mes atsipalaiduojame ir turime gerą laiką. Tačiau ką aš pastebėjau, jog bent jau mūsų šventėse yra viena tokia vieta, toks žaidimas, kurį žinau, kad kai mes padarysim, nukris visi svečių šarvai, įvyks atsipalaidavimas ir prasidės natūralus, tikras, organiškas šventimas. Ir ką aš vėliau pastebėjau, kad šventėse be alkoholio toje pačioje vietoje įvyksta lygiai tas pats dalykas. Nukrenta šarvai ir žmonės pradeda švęsti. Tai mano išvada yra tokia, kad vis tik svarbiausias dalykas yra šiek tiek laiko, kad žmonės galėtų pamatyti, įsivertinti aplinką, kažkokių veiklų, kurios padėtų išlipti iš komforto zonos ir viskas, tas atsipalaidavimas įvyksta ir nereikia jokių kažkokių tais papildų. Kitas dalykas, ką taip pat pastebėjau, kad šventėse, kur alkoholio nėra, kad tas šventimas išsikvepia šiek tiek greičiau. Ir jeigu ten, kur jis vartojamas, šventės vyksta bent jau iki 2 nakties, o kartais ir iki 8 ryto, tai šventėse be alkoholio jau apie vidurnaktį atsiranda pavargusių svečių, kurie norėtų eiti ilsėtis. Tai sakyčiau, apie kokią 1 valandą dažniausiai tos šventės ir išsikvepia. Ir tuomet kitas dalykas, kurį pastebėjau, tai kad tokiose šventėse kartais kažkur galbūt tėvelių kambaryje, galbūt dar kažkur kitur atsidaro slaptas baras, į kurį yra kviečiami jau išskirtiniai svečiai, turintis atskirus kvietimus, kur yra specialus face controlas ir bet kas nepatenka. Ir ten jau prasideda atskiras šventimas. Ir kas dėl to įvyksta, tai kad po pertraukų tuos svečius susigrąžinti kartais jau būna šiek tiek sudėtinga, nes jau ten užverda atskiros temos diskusijos ir va taip būna. Tai aišku, tai nėra kažkoks esminis dalykas, tikrai ne problema ir su tuo susitvarkom, bet galvojant apie tai, ką pasirinkti ar organizuoti tą šventę be alkoholio, tai mano paties nuomonė, tai aš pats savo gyvenime turėjau įvairių periodų ir būdavo, kai vartodavau jį, ir būdavo ir pusmetis ir metai, kai jo visai nevartoju, kaip pavyzdžiui dabar. Tai aš suprantu, kad iš pradžių, kai pereini iš to vieno etapo į kitą, tai atrodo labai nyku, tuščia, nuobodu ir nebėra ką gyvenime veikti. Bet jeigu jį išgyveni ir atrandi tą džiaugsmą toje šviesoje pusėje ir tada atrodo, kad nebenori ten grįžti ir kaip čia yra gerai ir noriu apie tai papasakoti visiems savo draugams, artimiesiems. Ir vat mūsų šventė, tai mes galim daryti, ką norim ir dabar savo draugams ir giminaičiams parodysim, kad gali būti labai smagu ir be alkoholio. Tai mano požiūriu, kad jeigu jums tai viešai niekas to ir nepasakys, tai greičiausiai, kad vis tik atsiras tokių žmonių, kurie nebus tokiu jūsų pasirinkimu labai patenkinti ir bus diskusijos, kaip čia, kas čia per šventę, jeigu net negalima atsigerti nieko. Ir aš manau, kad idealiausias variantas vis tik būtų turėti to alkoholio, jeigu jis yra kažkam reikalingas, tai bent jau kažkokio lengvo, ar tai alaus, ar vyno, ir kiekvienam leisti priimti savo sprendimus. Ir kaip tik šiomis dienomis žiūriu serialą Pluribus, rašosi, tariasi turbūt kažkaip šiek tiek kitaip. Tai tenai per tokią utopinę prizmę parodoma, kaip turėtų veikti besąlyginė meilė. Ir jeigu žiūrėsit, yra viena serija su granata. Tai tenai atkreipkit dėmesį, kas įvyksta, kai žmogus nori priimti kažkokį sprendimą, kuris kitam atrodo nebus sveikas ir jam ir jo aplinkai, bet kaip yra toj situacijoje, kaip viskas išsivysto. Tai va, tai tokia išvada, kad manau, jo geriausia kiekvienam leisti priimti savo sprendimus
Ir galų gale jūsų šventėje tie, kurie tą alkoholį vartos, jie pajaus tą energetiką, pamatys jūs, pamatys jūsų galbūt kažkurios draugus, kurie taip pat nevartoja ir to padauginimo tenai tikrai nebus ir kiekvienas tiesiog integruosis ir nematysit nei vieno ten kažkiek pergerusio ir turėsit šventę, kur visi bus patenkinti ir laimingi. Tai va. Tokios mano mintis, o kituose video pasidalinsiu keletą man įstrigusių švenčių vietų, kur yra idealu organizuoti savo šventę, jeigu jūsų yra nedaug, tai yra iki 30 svečių. Šiandien tiek, ate.